lakstė visur su manim. Tai ilgiausias toks laikas su ją, bendravimas, privedė prie to, kad aš ją įsimylėjęs. Būna, sako, voi, sakytai, koks baisius paistas. Tai reiškia, aš padariau tą, ką reikėjo. Arba, sako, nu jau čia jau per daug saldu. Tai reiškia, irgi pridėjau cukraus tiek, kiek reikėjo. Tu darai du ėjimus ir tam yra matas, ar tu eisi baltais, ar tu eisi juodais. Tai reiškia visom problemom vėlgi. Tugi yra. O kai pas žmonės yra namų rutulys, darbo rutulys, pas manęs tai yra visuma. Dailininką Sigitą Petrauską sutikome Kauno zoologijos sode. Čia puikuojasi milžiniškas gaublys. Tai pats mieliausias menininko projektas, prie kurio kartu su Meno gildijos komanda praleista 800 darbo valandų. Turėjom labai fainą sprendimą, kad jį padaryti tokį hiperbolizuotą, iškeltos kalnus, padaryti realistinį. Šitame darbe tai ne vien tik tais menas, bet ir inžineriniai sprendimai. Reikėjo nuspręsti, ant kiek jis turėjo būti realistinis ir ant kiek jis turi būti meniškas. Projekte turbūt lengviausia man buvo ąžuolai, todėl kad jaučiausi kaip plenerė. Už langų stovėjo ąžuolai, man jos reikėjo tik tais atkartoti. Vasara buvo nuostabi, galėjau juos studijuoti, analizuoti, galėjau prie jų prisiliesti, ne taip kaip su gaubliu. Niekada kosmose nebuvau, gaublių neįsivaizdavau, o kai yra šalia objektai, tai yra daug paprasčiau ir lengviau. Didžiausias vertintojas turbūt šitame projekte buvo paukštis, kuris buvo įskridęs į vidų. Ir jis mielai ten leido laiką tarp tų ąžuolų. Ir tai buvo turbūt geriausias kritikas ir vertintojas. Menininkas gimė ir užaugo Skuode. Ramiame šiaurės vakarų Lietuvos miestelyje formavosi tvirtas žemaitiškas charakteris. Ugdėsi vertybės, ryškėjo tikslai, vėrėsi naujas, gražus kelias. Dailininko kūryba išsiskiria iškiliais, grublėtais, daugiasluoksniais paviršiais. Paveiksluose dominuoja ryškus, ekspresyvūs potėpiai, jaučiamas stiprus charakteris. Išskirtinis visų kūrinių bruožas – dekoratyvumas, kurį menininkas išgauna kurdamas reljefinės formas, sava išrasta technika. Kas tau yra menas? Galvoju, čia pats aktualiausias klausimas visą laiką. Man kiekvienais metais tas meno įvardinimas, jis keičiasi ir keičiasi, kaip sakant. Aš dabar galvoju ir suvedu į tą, kad tai yra asmenybė. Aš galvoju, kad ne veltui menininkai susikūrė savo tokį personažą kaip mūzą. Ir dėl to aš ir galvoju, kad visi charakteriai žmogus, kuris deda į savo kūrybą, tai atsispindi žmogaus sielą ir viskas, ką ta mūza atneša savyje, tą yra atiduota menininkui. Bet yra ir tokių dalykų, kad vien jį tau visą laiką neduos visko, reikia ir pačiam kažką jai atiduoti. Nedrasi žmogaus draugystė su menu augo į gilesnį ryšį, pažinimą, savo kelio paieškas. Vienas mano menininkas kolega yra pasakęs, kad yra du tipai menininkų, kur menas maitina menininką ir menininkas maitina meną. Visą laiką negali taip daryti, nes jeigu tu visą laiką imi, tu turi ir duoti. Aš galvoju, kad menai irgi tas pats yra. Ir plus tu turi ir keistis, nes mūza irgi su rūbeliais ir turi savo norų, tu turi būtinai kažkada ir išvažiuoti kažkur ir pailsėti ir vėl sugrįžti, nes menas toks ignoringas, bet su juo malonu. Gyvenimas tekėjo, tačiau vis apimdavo jausmas, jog jame lyg kažko trūktų iki visiško savęs išpildymo. Akis vis dažniau staptelėdavo ties įdomesnę formą, netikėtų rakursų, atspindžių, spalvų žaismų gamtoje, žmonėse, pačiame gyvenime.
Tada į gyvenimą atėjo jos didenybė tapyba. Visą gyvenimą iki 40 metų, sakyčiau, menas manęs net nebuvo užkliuvęs. Nu, gal ten, gražu, bet, kad suėjo 45 metai, trenkė kažkoks tai žaibas ir tą meną atsidaviau. Jis man davė kažkokią naują požiūrį į gyvenimą, nes visą laiką tu lėki per tą gyvenimą, dirbi kaip arklys, stengiasi įtikti kažkam tai ir atėjo tas momentas, kur dabar visi plačiai šneka, reikia gyventi dėl savęs. Tad paskui po ilgo laiko tu pradedi suvokti, kad taip ir yra. Dėl to tas vienas žingsnelis į meną man padėjo ir įkvėpė tai šeima, nes čia toks buvo netgi kuriozinis dalykas, kad buvo serialas per televizorių ir vaikai buvo palikę popieriaus lapą ant stalo su pieštukais. Aš ten pauzės metu braižiau ir visi atėjo sako, wow. Nu, nuo to wow ir prasidėjo. Ši istorija būtent tokia. Apie tai, kad galima tiesiog gyventi. Iki tam tikro momento, kai supranti, jog negali nebekurti. Nes jei menas gyvena tavyje, tuomet kur bebūtum, kuo begyventum, ko besiektum ir kur link eitum, pasivys jausmas, jog kurti privalai. Visi mano kolegos, draugai ir menininkai, kurie mane moko kasdien, man ta mokykla labai patinka ir netgi sakyčiau, kad kiekviename paveiksle yra mano kolegų menininkų indėlis, nes vieni pasako kažkokį negerumą kažkokį, arba kažko tai trūksta, kažko tai yra per daug, arba su spalvom. Ir aš kiekvieną kartą mokiausi ir iš jų reikalauju, kad pasakykit. Aišku, jie nenori įžeisti manęs, bet aš to visą laiką noriu įsikilti ir nenuvilti savo kolegų, draugų, kad jie matytų, kad aš bandau eiti koja su jais, tai aš iš jų įimu. Kas tau svarbiausia tapyboje? Tapyboje man svarbiausia yra tas galutinis dalykas, tai harmonija. Bet iki jos ateinant visko reikia. Ir nusivylimų, ir neapykantos. Būna, kad paveikslas tu padedi iš šoną ir vėl jau prie jų grįžti. Dažniausiai gero jausmo reikia, stipros, sakyčiau. Nebūtinai jis gali būti geras, gali būti ir blogas. Tada išraiška paveikslė yra jausmingesnė ir stipresnis tas. Ne banalumas kažkoks atsiranda, bet vėl tu būna, sako, voi, sakytai, koks baisius paveikslas. Tai reiškia, aš padariau tą, ką reikėjo. Arba, sako, nu jau čia per daug saldu. Tai reiškia, irgi pridėjau cukraus tiek, kiek reikėjo. Tapyba prasidėjo nuo kopijavimo. Daug kas sako, kad nereikia kopijuoti, reikia kopijuoti. Tada tu per tuos visus dalykus tu atrandi save. Gal neteisingai tą darai, ir per tą neteisingumą tu atrandi savo braižą. Aš skaitau, kad kopijavimas yra reikalingas. Nes kai aš atsiradau šioje srityje, nesakyčiau, kad aš būčiau pirmasis iš tų tekstūrininkų, bet mano braižą jau gali visi atspėti, o tas man patinka. Ir ta tekstūra man ir palengvina, ir sukuria kažkokį charakterį, ir būna netgi chaosą. Ir per tą tekstūrą ji man daro visokius stebuklus, kaip sakant, jeigu tu ten brūkštelį į tą pusę, nori sakyti, oi neišėjo, o pasirodo, kad viskas puikiausiai išėjo. Tai tekstūra mano yra pagalbininkas šitoje srityje. Kiekvienas menininko paveikslas jaučiamas kaip vaikas. Prieš porą dienų teko nueiti pas vieną draugą, kur kabėjo 3 metų jau senumo tas mano darbas. Aš prie jo stovėjau ir, suėmė širdelę. Jeigu prie darbo tu prasidedi, sakykime, 2 savaitės dirbdamas su juo, bet tai nereiškia, kad tu visą mėnesį negalvoji apie jį. Tu visom dienom ar eini miegoti, tu vaikštai gatvėm, tu visą laiką galvoji
kaip tu jį išpildysi. Tu turi kažkokią idėją, tokia mažytė būna, o paskui su dienom jis didėja, kol ateina iki tavo tos drobės. Tai skaitau, kad būna darbai, metus tu su juo dirbi. Ir, taip, tas santykis paskui atsisėdi. Geri kavą su jais, muziką klausai, žiūri per langą, varną skaičiuoji. Ir kai su juo taip ilgai leidi laiką, tu prisiriši prie jų. Ir dažniausiai nenori, kad jie kažkas įsigytų labai greitai. Nori atsidžiaugti su juo, pasidalinti su kitais. Gal dėl to ir tos parodos yra reikalinga menininkam, kad jie galėtų išnešti, parodyti žmonėms tos darbus, kad matyti tas aistras žmonių akyse, tas turbūt labai menininkui reikalinga yra. Ir pasijausti, jis ne vienas, nes studijoje visą laiką esi vienas. Atsargus bandymai drobėje išsakyti jausmą itin greit atsiliepė meno mylėtojų širdyse. Palaikymas, gražūs įvertinimai skatino nesustoti, ieškoti naujų išraiškos formų. Mano netgi paveikslai nėra kažkokia linija, kažkokio siužeto. Aš stengiuosi paišyti visus skirtingus, nes kai ateina žmogus į parodą, ar ten kokią galeriją, norisi vis tiek, kad kiekvienas žmogus kažką įsineštų. Tai būna ten ir tas koks nors svogūno pynė, močiutė išėjus nesaugo kojama. Kitas mėgsta fantaziją, kitas mėgsta ten vaizdus gamtos. Kažkaip norisi, kad kiekvienam duot, bet nenori pataikauti. Vis tiek aš paišau pagal savo charakterį, savo jausmą, aš vis tiek ten palieku tą, ką aš noriu, bet su tuo, kad ir kitam žmogui tas patiktų arba atrasti bendramintį, va tas yra labai svarbu. Ir kad matai, kad stovi prie tavo paveikslą ir sakau, wow, čia man. Tada reiškia, mūsų sielos labai panašios yra. Ir atrandi draugų, kurių niekada nesitikė. Menininko darbai jau puošia meno mylėtojų namus Lietuvoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Surengta eilė personalinių ir grupinių parodų, tapytojas nuolat dalyvauja konkursuose, dailės bienalėse, pleneruose, festivaliuose. Būdamas plenerė, tu turi vis tiek per greitą laiką pamatyti visas spalvas, visas formas, kurios labai greitai kinta gamtoje. Kad ir tas šešėlis, ir saulė rytinė, ir saulė vakarinė duoda tam tikras spalvas ir menininkas turi jas užfiksuoti labai greitai. Man teko sudalyvauti unikaliuose pleneruose su grupė nuostabių menininkų, tai buvo Naisiuose, mes darėme, buvo pavadinta žuvų karoliai. Tai mes tapėm žuvis, kurios dabar puikuojasi tame parke Naisiuose. Tai buvo mano pirmasis toks įstojimas į plenerus. Ir tas jausmas dirbti kolektyviai tai yra fantastinis. Iš tikrųjų, tas biškį pabėgimas iš savo studijos yra labai fanas dalykas. Kad gali pasidalinti su žmonėmis vakarais, sėdėdamas prie vyno taurės ir papasakoti, kaip tu kuri, kaip tu gyveni, kaip tu tą darai. Ar yra koks nors užsienio Lietuvos tapytojas, kuris tave įkvepia? Jo, yra toks, ir labai norėčiau su juo susitikti, bet turbūt, kad nelabai išės, per didelė fantazija. Yra toks iš Afrikos kilęs menininkas Kalgajum. Gal kažkas iš menininkų pasakytų, kaip biški ir banalokas, bet aš mirštu nuo jo spalvų maišymo, man pasakai, ir būtų fainas su juo šalia nors pastovėti, pasižiūrėti, kaip jis dirba. Kiekvienas paveikslas turi pavadinimą ir talpina savyje atskirą istoriją. Būna taip, kad pirmą nupaišai ir paskui ieškai jam vardą. O būna, kada tu užsiduodi ir tada bandai išreikšti, ar ten kokie jausmai. Vienas iš paveikslų buvo likimo ratai ir aš galvojau, kaip reikia likimą atvaizduoti. Tada buvo pirmasis vienas toks darbas, kur norėjau
pagal pavadinimą padaryti paveikslą, išreikšti tą emociją, tą viziją žmogaus, kas yra toks likimas. Ji gali būti trumpa, ji gali būti ilga, ji gali būti iš kažkur atsinešta netgi. Kiekviena turi. Netgi čia pamatysite, yra ant sienos torto gabalas. Man pasakė mano brangieji dakteriukai, kad jau cukraus reikia mažinti. Tai va ir jam žinau savo cukraus metą. Kūrinys po kūrinio liejosi naujos mintys, idėjos, gryninosi ir aiškėjo autoriaus stilius bei technika. Čia pati detalė. Kažkur kažką tai esu matęs tavo tautodailėje. Čia vienas iš pirmųjų mano darbų. Nežinau, gal prieš kokius 4 metus tapytas yra. Taip aš įsivaizdavau miško gelmę, miško pasaką. Buvo serija, mano daug darbų susijęs su mano vaikystės pasakom. Buvau pripaišęs labai daug namų su pasaka susijusi. Ir turbūt tęsiu toliau, nes tai man labai prie širdies kartais kelia nuotaiką biškį tokia į vaikystės sugrįžti. Sakoma, jog menas tai kūrėjo kelias į savo kūrinį. Kartais atiduodu duoklę ne tik tais jausmams, bet ir tam tikriems daiktams, kurie tave lydėjo visą gyvenimą. Tai tos saulės pas manęs jau ilgiausia serija yra. Apvalumas, tų visų tekstūrų, tas raizginys, manęs niekad nepaleidžia. Aš visą laiką, kiekvienais metais, kokius porą darbų padarau, kurie mane jie labai vilioja iš tikrųjų. Rutuliai šitie irgi iš tos serijos žmonių ryšys tarpusavyje. Tai žmonės vaizdavau mėlynai, jų raizginiai, kurie viens kitą supa, kai kurie neranda tų kontaktų, kiti susikontaktuoja taip stipriai, kad metuose draugauja ir būna kartu. Ar turi kokį nors darbą savo išskirtinį, kurio negali pamiršti? Marionetė man buvo pats stipriausias jausmas. Paveikslui buvo įdėta daug veiksmų, istorijos, judesių, aplinkos keitimosi, daug požiūrių ir tokių ir anokių. Vieniems jie neždavo tokią nejaukumą ir baimę, kitiems tokia wow. Turbūt, kad marionetė būtent yra netobula, man išėjo išreikšti. Man asmeniškai, aš taip galvoju, išėjo tą marionetės charakterį, tą tokio medžio, nevalingo tašyto objekto. Nes kiek mes pasižiūrim, tos marionetės, jos yra kaip iš cirko lėlės, kurios atėjo iš labai senai, kada žmonės neturėjo gerų instrumentų padarytom lėlytėm, kurios buvo gatvėse rodomos. Tai aš skaitau, kad pats jos mėgiausias kūrinys man irgi. Plus, tą paveikslą pradėjau piešti namie, nes buvo kovidas, paskui po kovido aš vėl perėjau į studiją, jį lakstė visur su manim. Tai ilgiausias toks laikas su ją, bendravimas, privedė prie to, kad aš ją įsimylėjęs. Savo darbuose dailininkas perteikia laikmečio įvykius. Pandemijos metu nupiešti batukai. Šitas darbas buvo sukurtas COVID metu, kada buvo liūdna ir kad norėjusi vaikščioti gatvėmis ir tavo nelabai leido, ir neleido ten, kur tu nori. Tai mano batukai, kaip sakant, buvo padėti į šoną ir jie laukė tos dienos, kada galės su manim kartu pasivaikščioti ir pabūti. To jausmo transliacija buvo padaryta. Ir kad nuotaika keltų, kad nėra viskas beviltiška. Ir va, išėjau, kurie pavadinti, man rodos, yra laukiantis. Prasidėjus karui, dailininkas savo jausmus suguldė į drobę. Tai va dabar esantis tas įvykis su Ukraina, labai daug menininkų tas įtakojo ir jie atvaizduodavo savo kūriniuose tą tematiką. Nes, kaip bebūtų, galim menininkas gyventi savyje, bet aplinka vis tiek jį veikia, kaip bebūtų. Tai ir mane paveikė. Ir aš subūriau kūrinį šachmatų lentą. Esmė yra tenai, kad
tu darai 2 ėjimus ir tam yra matas, ar tu eisi baltais, ar tu eisi juodais. Vis tiek priveda prie tos beprasmybės. Kam iš vis pradėti, jeigu rezultatas visiems taip aišku, nėra laimėtojų iš tikrųjų. Tai Ar galėtum papasakot apie savo paskutinį parduotą darbą? Jo, paskutinis darbas buvo labai įdomus. Man asmeniškai, nors ir kiti žavėjosi tuo, man labai patiko. Tai buvo obuolys. Tas obuolys yra jau toks simbolis, toks jau naivumas ir saldumas. Kaip ir visos plaštakės, o ten širdutės. Kai kurie objektai pasaulyje jie subanalėjo, nes ne tai, kad iš jų tyčiojasi, bet jiems nebesuteikia prasmės gilios. Tai yra toks paviršutinis. Tai man išėjo sukurti tą obuolį, kuris tikrai suskambėjo labai. Ir jis paėmė pirmą vietą. Visi dailininkai tapo savo autoportretus. Ar turi savo autoportretą? Iš manęs portretistas labai prastas. Kai buvo pirmoji paroda, kolegos sako, Sigitai, tu negali įstoti pirmoji parodoje be savo autoportretų. Koks jis bebūtų, tu turi jį nutapyti. Teko nutapyti savo autoportretą. Galvoju, ką jame tokio atvaizduoti, kad atspindėtų mano tuo momentu džiaugsmą, euforiją. Tai įdėjau į tą paveikslą rankas, kurios turi savo tam tikrą reikšmę. Mes gyvenime susidurėme su tom detalėm. Tai apatinės rankos tai reiškia palaimą, tai aš esu laimingas. Šonė išplėsti tai yra džiaugsmo detalės. Nuo Viva tai pergalė. Aš vis dėlto padariau pirmąją parodą. Pirštas į viršų tai reiškia, kad tik į viršų eiti ir nesileisti. O tas labai žymus, tai reiškia visom problemom velnėm. My time tai reiškia atėjo mano laikas. Ir aš tame laikė jau 6 metai. Ar lengva būti menininku? Menininko nėra gyvenimas sunkus, aš sakyčiau. Nes aš netgi nepažįstu nei vieno menininko, gal vieną antrą, kuris atsisakytų tos profesijos ir niekada prie jos nebesugrįžtų. Menininkas, jeigu jau tapo menininku, jis nepaleis to niekada. Jį laikys. Tas sunkumas yra per tą, kad tu vis tiek gyveni tą gyvenimą. Tai aš negaliu pavadinti netgi ne profesiją ar hobį. Kiti įvardina tai ir profesiją, menas ir maitina žmonės, tai aišku, ten jie pardavinėja tos paveikslus plačiai. Kitiems tai yra hobis, biškai išbėgo kažkur, tai papaišė ir jis apsiramina. Man tai yra gyvenimo požiūrį, kiekvienas tai yra praėjęs. Tik aš gyvenu stipresnį tą gyvenimą. Mano gyvenimas tame visame rutuly yra. O kai pas žmonės yra namų rutulis, darbo rutulis, pas manęs tai yra visuma. Tai jeigu ir atsiranda tos pauzės, tai yra nuostabu. Dabar visi šneka, kad sustoti visą laiką yra verta. Menininko kūryba suteikia galimybę kiekvienam pamatyti tai, kas artimiausia ir svarbiausia. Keldamas egzistencinius klausimus, autorius išgrynina objektą kaip simbolį, kuris talpina savyje svarstymus apie likimą, būtį, žmogaus vietą po saule.